Sveiki, tai atvažiavo dar viena dalis sėklų, šį kartą iš Linas Agro jau Dotnuva 21 berods sėklų rūšis. Tai tinkama tiek ganimui, tiek pjovimui. Aišku, pjausis jinai tik vieną kartą, daugiau bus ganoma su ja. Tai vienu žodžiu, sandėly sėklos mažėja po biškį grūdų, šeriasi gyvuliam. Bet sėkla dar turi užtekti ir sėklos, ir dar kažkiek gyvuliam. Tikiuosi. Dar va miežių yra. Turi miežio sėklą atvežt, avižų turi atvežt sėklos dar. Žodžius. Baltic Agro, tai jo, kai pinigus sumokėti, tai reikia greitai, per kelias dienas. O kada sėklą atveš, tai niekada nepasako. Aš suprantu, kad jiem vežimas ten taip toliau, bet tai tada nebūkit tokia nagli ir neprašnėkit tų pinigų. Pirma pinigai, tada sėkla, tada... Negi ūkininkai čia jau apgaudinėja taip visus, nežinau. Aišku, gal būna visko, aš asmeniškai tai stengiuosi būti sąžiningas. Tai va, dar turiu grikių pūdymai. Visą maišą čia tokie. Nekokie, bet pūdymui pats tas, garstyčių, avižų. Vienu žodžiu, pavasarį laukia apie 60 hektarų sėjos. Tai reikia ir kūro daug, ir visko daug, dar reikės piškį pasiart po tarpinių pasėlių. Kažkaip, kol kas tai daug labai motyvacijos nėra, tie pinigai smaugia, viskas smaugia. Bet kažkaip įsisuksim. Ta pačia, noriu, kad ir paramą bandyti eiti, tai va, buhalterinę apskaitą reikia daryti, ten pinigų reikia, visur pinigų reikia. Tai, žodžiu, ūkininkus melčia smarkiai, o sumokėti ūkininkam niekas nenori. Tai, žodžiu, išsivaliau tvartus, pasišėriau gyvulius ir dabar žiūriu, kad turiu tokį laiko tarpą. Apie porą valandų iki sekančio šėrimo ir teliukų girdimo. Tai per tą laiką kaip tik spėsiu nuvažiuoti pasikreikti pašiūrę. Kadangi mano laikas ribotas, rytoj turiu išvažiuoti. Tai rytoj dar planuoju į mišką nulėkti iš ryto ir reikia tauraną pasiremontuoti biškį. Tai vienu žodžiu šiandien susitvarkau va pašiūrę ir rytoj turiu jau laisvesnio laiko. O temsta dabar jau vėliau, tai tikrai neblogas variantas apsidarbuoti tenai. Tai va jau mačiau tikrai yra kas pabarstė trąšų. Tai nežinau, ar čia augalai labai tokio oro įsisavins tas trąšas. Žada ir -5, tai... bet kas kaip nori, tas taip daro. Daug pinigų reiškia turi. O aš planuoju gal kitą savaitgalį jau pradėti purkšt. Aišku, jeigu bus sausa ir šilta. Pas mane tokie planai. Tai va, šiandien gal padarykim viską greituoju būdu. Va ir viskas. Viena pusė sutvarkyta. Čia pas panelės sausa. Tamsu jau, ne? Reikia pasverčius ten pasikratyti ir viskas. Temsta dar greitai vis tiek. Bet darbuotis galima. Žodžiu, kai pasiuto gyvuliai, vos aš juos suvariau į lauką, dabar jau nieko. Pakračiau, jau sueina. Jūs pažiūrėkit, koks ten vaizdelis. Toj, tamsu. Pažiūrėkit, koks mėnulis. Aik, tu savo, koks blynas lenda. Laikykitės tie, kurie su mėnuliu draugauja. Tai va, čia darbeliai baigti. Veršiai laimingi, dabar taršys šiaudus dar. O mes važiuojam toliau darbuotis į tvartą.
Tai ką, sugrįžo trumpam žiemą pas mus aplankyt. -4 šiandien turim. Žiauriai šalta. Viskas sušalę, pledėję. Nu, į mišką tai pats tas važiuot. Bet jeigu šiaip kažką darbuotis laukia, tai šaltoka. O dabar važiuojam į Pašiūrę, reikia miltų pasiduoti. Yra šiek tiek laiko, tėtis ten varną surinkinėja ir kraunasi daiktus į kaušą. O aš tada biškį pabendrausiu su gyvūnėliais mūsų. Reikia pažiūrėti, kaip ten kas sekasi, šiek tiek skirt dėmesio. Tai va, viršiokai tvarko jau, miltus tu ėsk, nesidairęs pilnom burnom. Gerai, einam pažiūrėsim, kas daros Pašiūrė. Gerai, čia vakar pasikratė, sausa dabar. Oba, laša nuo stogo. Kondensatas. Šlapia skarda vis. Geras, pirmą kartą matau. Kas pas jūs gero, man labiau įdomu. Kaip jūs laikotės? Ką? Tešmenukai daros, ne Svajonė? Tešmenukai pas Svajonę nelabai daros, pas kažkuria čia mačiau, tai toks visai gražus. Pas tave irgi nieko nėra. Nieko nėra. Taip. Šiaip jos tik gegužį turėtų. Bet mūras buvo atvežtas Liepos 20. Kažkur tais. Tai gali būti ir į balandį. Jau prasidės pirmosios. Tai čia nematau vakar čia pas kažkuria. Mačiau va pasagą. Toks didesnis tešmenukas. Ir pas šitą van kažkiek yra. Nieko čia dar pas jis nėra. Dar yra laiko jums. Taip. Dar yra laiko. Jo, su gyvuliukais, kai prasidės viršiavimaisi, tai bus reikalų šiek tiek. Ane, Mūrai? Uik, tu savo, koks tavo kaklas, Mūrai. Rimts kaklas. Taip. Rimtas Mūras. Nu, Mūrai, greitai karvės jau atvažiuos. Kas čia beliko? Mėnesis, ne? Eisi pas karvės darbuotis. Paskui pas telyčias galėsi sugrįžti. Aha. Dički tu mūsų, dički. Nu, bet tu Svajonė ir bombą pasidarei. Bomba. Atvesi mum buliukų gražių. Taip. Sako, pirmaveršių nei telyčių nepasilikinėt nieko, bet tai, kai pradedi tik tai ant mėsinių, tai didelė būtų prabanga telyčias parduotai. Nieko nepadarysit, auginsim viską, kas bus. Nes ir taip jų nėra. Va, 4. Tik 4 dasidės šiais metais, tai praktiškai nieko. O dar iš čia vis tiek kelios nueis į pieno ūkį, tai su mėsiniais niekur labai smarkiai nepajudėsim. Aišku, viršiukų kiekis kils, nu dar karvių išsiduos, tai kitais metais praktiškai nieko ypatingo neprognozuojama, tas pats kas ir šiemet. Bet metai metais nelygus. Žiūrėsim, tikiuosi šiemet bus daugiau telyčių ir išeis dar kitais tada metais jau kažką dasidėt. Svajone, ką tu čia darai? Aš tokių žaidimų nežaidžiu. Eik iš čia. Aš tokių žaidimų nežaidžiu. Svajone, bet telyčios kaklas ir Mūro kaklas. Jau kaip 4 jos.
nors jinai jau nemaža. Aš su tavim nenoriu badytis, girdi? Ei, svajonė. Svajonė sugalvoja. Eik su kitom, man pasibadysi, eik. Tau nėra ką veikti, ne? Aš su tavim nesibadysiu, ar girdi? O charakteris. Pradeda rinktis banditai. Pradeda rinktis banditai. Ką banditai? Tu tai ypatingas banditas esi. Taip. O tu kažkoks baikštus pasidarei? Niekadagi nebuvai baikštus. Taip. Buvo kiek viršiokų. Ateikit. Ateina. Šaika. Auga iš tikrųjų, eina savo kaip per žiemą paauga. Yra van ir mažesnių tokių, bet vis tiek užaugs. Van ir didesnių yra visokių. Ir tas labai mėgsta juočkis draugauti. Visada prisistato. Labas. Taip. Tu tai labai paaugai per žiemą. O tu paaugai? Ateik, tu paaugai? O žiūrėk, čia aš kažką duodu. Niekaip visai. Ateik. Tas tai geras, jau. Nu ką reiškia, kai su karvė būna. Ateik. Geras. Niek. Aha, taip. Viršiai, kaip bebūtų, vis tiek ne juokas. Vakar čia davė man jie džiazo 4 šokinėjo, kol aš juos išvariau į lauką. Galvoja, ką čia tas durnelis tamsiai atvažiavo daryti. O man yra reikalų ir aš turiu daryti, o jūs nesuprantate. Taip. Nu va, vežu iš karto jau pirmą rastą ir kraunamės. Gerai yra čia to medžio sočiai. Darbuojamės. Pašalę, tai kažkiek mažiau pievas maigosi, bet čia tokia čia ir pieva. Čia baisus reikalai samanom viskas apėję. Kitais metais reikia planuotis ją arti. Kitaip nieko čia nebus. Šernai knysia ir šiaip vienos samanos nuo to miško. Tai va, šiandien gal kaip ir užtenka, reikia tik susiskaičiuoti dabar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 rastai, tai mums kaip ir gana. Šitą gal kažkas čia aplinkui Ignaliną žinot, pažįstat, kad su gateriu pjauna mobiliu. Už gerą kainą parašykit komentarą. Reikės gaterių. O pasėliai tai kol kas tikrai neblogai atrodo, matosi, kad jau pradėjo vegetuoti. Aišku, ištraukti tai nieko, aš turbūt, traukiasi, bet nieko įspūdį. O jo, šaknis jau yra gyvų tikrai šaknų. Tai valio. Išroviau kuokštą ir visur 3 tikri lapai, čia 3 tikri lapai, čia
3 tikri lapai, 3 tikri lapai, 3 tikri lapai, 3 tikri lapai, tai labai neblogai. O ten kitam lauke, kur dar pūdymas buvo, čia po žirnio, po pūdymo, tai randu ir 4 lapus. Tai žiauriai gerai. Žiauriai gerai. Ir matas tikrai gerai įsikrūmyje. Prarėšim dar su akėčiom, kai bus sausa. Tada nusipurkšim su raskila dar. Aišku, raskila gal anksčiau gausis. Nes atkur technologinė, tai matėsi, vienos žolės. Vienos žolės. Nu, ekologija. Nieko nepadarysi, nieko nepakeisi. Prakėsim 2 kartus ir gal bus kažkoks rezultatas. Niekada neekėjau, nieko nežinau, nei kaip daryti, nei kada daryti, nei ką. Tai vienu žodžiu, skolinsiuos akėčias. Kaimynas galbūt paskolins. Nes kitos išeities nėra. O savo dar kol kas negaliu įsigyti. Būtume gal ir daugiau dar to medžio pjovę, bet tai šina pradėjo grybauti, skersuoja, kažkaip kreivai pjauna. Bet kinetiškos. Yra kinetiškos, bet kai pagalvoji, nu ta kinetiška su 2 grandinėm 15 eurų, o originalas su 2 grandinėm 100 eurų. Nu niekaip nepirksit to originalo, nes jisai tiek net pjaus irgi. Čia vos ne 5 gali nusipirkti. Turėsi 5 šinas ir dar 10 grandinių, tai va. Nu, neapsimoka pirkti originalą. Aišku, jisai ir gundo ir viską, bet tikrai neverta. Tai va, su tauranu daėjom iki tokio variantą, kad reikia vienu žodžiu ardyti suportą. Užstrigęs ten prašovus gumelę. Oi, atsibodo jisai man žiauriai, bet tikrai aš jį investuoti pinigų nenoriu, bandysim šitą pasiremontuoti. Tai va, viską išsivaliau, tai pašveisiu, cilindrukas praktiškai kaip naujas, tik yra biškio visokių, tai su švitriniu praeisiu ir bus gerai. Turi čia viskas vaikščioti, stebuklų nebūna. Ir viskas, ir ledas, viskas ėjo, viskas susistumė, rankytėm susisuko, viskas galima dėti kalaidės ir lėkti. Tai va, taurana ir kita pusė irgi lygiai taip pat buvo užstrigus. Tai va, pakeis kaladėlės užtrukau virš valandas. Nu tai čia žiauru. Aišku, gali būti visada ir blogiau, bet čia dar visai lengvai viskas gavosi. Tai va, o dabar važiuosiu namo. Kitą savaitę daug darbų laukia. Tai pasimatysim tada kitą savaitę. Iki.